For example, if I were a student today, the first thing I would do is to learn AI. How do I learn to interact with ChatGPT? How do I learn to interact with Gemini Pro? And Ir aš jums parodysiu, kaip taisyklingai reikia naudoti ChatGPT. Pirmiausia, ChatGPT mes turim duoti rolę, kad jis galvotų specifiškai, kai mes prašome, o ne pateiktų visą bendrą informaciją. Įsivaizduokite, kad jūs studijuojate universitete ir reikia jums parašyti mokslinį rašinį. ChatGPT gali laisvai tai padaryti, gavęs promptą. Štai promptas. Tu esi geriausias mokslinio darbų rašinių rašytojas universitete, kuris sugebė parašyti rašinius aukščiausio lygio su visais aspektais ir žvelgdamas į faktus. Tik tada, kada mes duodam ChatGPT rolę, galime pradėti jo prašyti parašyti rašinį. Štai paprašus ChatGPT, kad parašytų darbą apie žvaigždės, mums jis pateikė 450 žodžių rašinį. Kad gautume personalizuotus atsakymus ir tikslę informaciją, visą laiką pirmiausia turime padaryti, tai yra duoti ChatGPT rolę. Nes tik davus rolę, jisai gali atrinkti iš bendros informacijos tik tą informaciją, kurios mums reikia ir su ja sukurti darbus, kurių mums taip pat reikia. Todėl visą laiką prieš klausiant ChatGPT tam tikrų dalykų ar prašant jo pagalbos, duokit jam rolę, kad jis ją įsijaustų ir galėtų pateikti personalizuotus atsakymus.